Racingėjai Vilija ir Merūnas. Už dainą, kurią jūs to išgirsite, jūs balsuojate telefonu 1671, surinkdami 02. Dar vienos kultinės grupės kultinė daina, Hiperbolės Pamiršk mane iš Merūno ir Vilijos lūpų. Pamiršk mane, pamiršk mane, svajota ir mylėta. Pamiršk mane, kaip sapną pamiršti. Ir slėnį tą, kaip mūsų žingsniai lėta. Ir žibuoklės upelio pakrašty. Pamiršk mane, svajota ir mylėta. Pamiršk mane, kaip sapną pamiršti. Tik dėl tavęs visas dienas kalėti. Aš negaliu net mylinčio širdį. Skambės, juk lūš kiekvienas žodis. Ir pirštai bus šalti kaip stagarai. Ir žvilgsnis tau, ir žvilgsnis tau, ir žvilgsnis tau parodys, kad kažin kas tarp mūsų negerai. Ką mano komisija, gerbiamoji komisija? Ką mano gerbiamoji Ugnis Konsmanaitė? Ką jūs manote? Ar patiko? Patiko, labai graži daina, iš tiesų labai gražiai atlikta. Merūnas su Vilija, puikus duetas. Bet aš nemanau, kad ši daina yra verta Lietuvos himno vardo. Jūs esat labai žiauri. Tiek žiauri, kiek veda žiaurią laidą. Pirmiausia, tai man labai gražu yra, kad šita daina spinduliuoja tokias emocijas, kokių, man atrodo, šiomis dienomis yra vis mažiau, nes šiais laikais niekas tokių širdį plėšiančių dainų nerašo. Ar tokios Lietuvos mes norėjom? Vilija, ar tau plėšo širdį šitą dainą? Labai gražiai yra. Bet širdies neplėšo?
Aš ją labai stipriai laikau suspaudus, kad neplyštų. Aš manau, kad šita daina iš tikrųjų yra Hiperbolės superhitas ir galbūt net Lietuvos superhitas, tinkantis įvairioms kartoms ir bet kada gali bet kas ją atlikti. Užsimanęs, man iškart kilo begalės pozityvių emocijų. Ir nors daina kaip ir Pamiršk mane apie išsiskyrimą, bet vis dėlto jinai skamba šauniai. Ir manau, kad, sakau, aš iškart prisiminiau, kad minios žmonių, didžiuliai koncertai, ar tai būtų šokio aikštelė, bet kas. Man labai patinka ši daina, iš tikrųjų viena geriausių Hiperbolės dainų yra. Šitas žmogus tai pasakys gerą žodį, o šitas žmogus pasakys gerą žodį. Skambėjo labai puikiai, taip kad ši daina tikrai nuostabi ir džiugu, kad jinai skamba šį vakarą. Jūs turite kažkokių asmeninių ryšių su Daliu Mertinu, kad jūs iš anksto nuspėjote, kad jisai gerai atsilieps apie dainą? Tik vyrai vieni kitus supranta. Jis supranta šitą muziką kaip ir aš. Negaliu paviršti aš Michailo Garberio. Nu prie kogi čia tie jauni žmonės? Marūnai, mokėtum gergždžiančių balsų sudainuoti? Gergždžiučiu. Gergždžiančių. Taip. Pamiršk mane. Galėčiau, bet neilgai dainuočiau. Vis tiek daina geriausiai skambėjo. Palikit Garberį ir ramybėj. Nepaliksiu aš jo, nes jis man yra lietuviškasis Skorpions. Aš manau tikrai Hiperbolė apsidžiaugs, kad jų dainas dainuoja daugelis atlikėjų ir nereikia čia verkšlenti, kad Garberis dainuoja geriau, puikiai padainavo ir Vilija, ir Merūnas, ir dar šiandien daug kas dainuos, tikrai puikiai atliks Hiperbolės dainas. O sėkmę, manau, kad lemia šią dainą tai, kad yra be galo didelė draugystė tarp teksto ir melodijos. Daina puikiai. Ačiū, Laima. Gerai, mes dabar balsuosime, tiksliau komisijos nariai balsuos, pradėkime nuo subrendusiojo flango, tai Nijolė. 10. 10, Nijolė. Laima. 9. 9, Artūras. 10. 10. Arvidas. 9. 10 su pliusu ir Dalius. 9. Fantastiški 8. 8. 7. Ai. Ant laužo. Išveskite ją iš čia. Ar tau negėda? Ne. Tu, per jauna MTV generacijos atstovė, kokią tu turi teisę trypti į purvą šią nuostabią dainą? Aš manau, kad vertina ne mane, o dainą, kurią mes atlikome šį vakarą su Merūnu. Bet tu prie jos prisidėjai šiandien. Prie autorinės dalies aš neprisidėjau, aš tik prie atlikimo, o atlikimas gali būti vertinas atskirai. Gerbėjai žiūrovai, matėte, kaip teisinasi Vilija. Sėkmės palinkėkim jai ir Merūnui. Mes susumavome rezultatus ir paaiškėjo, kad jaunesnysis flangas davė šiam kūriniui 40 balsų ir vyresnysis brandesnis flangas davė 48. Viso ši daina surinka 88 balsus iš 100 įmanomų. Labai neblogai, sakyčiau. Mėlyjeji, nepamirškite balsuoti už mylimiausią savo